į tokias rungtynes atėjom taip rimtai ir pasiėmėm šitą pergalę visai didelio pranašumo. Net turint pranašumą buvo ganėtinai karštas rungtynės, netrūko emocijos ir rungtynių pabaiga, tai kaip Prienui pavyko išlaikyti tą šaltą galvą? Jo, tos emocijos didelės visų rungtynių metu ir mums ir jiems tai svarbios rungtynės, tai jo, aišku, buvo momentas, kai apsigynėm nemažai kartų iš eilės, tai manau tas padėjo tą biškį šaltumą išlaikyti, tą kelią įkritę metimai ir tas susidėjo iki pat rungtynių galo. Kitas varžovas buvo tą savaitę, kaip dabar išlaikyti tą šaltą protą ir žengti į kitą etapą? Eiti su pasitikėjimu, pastangom, komandiškumu ir tikėjimu. Dar prieš minutę tavo rankose buvo JBR mėnesio apdovanojimas, MVP mėnesio apdovanojimas, šiandien taip pat puikus pasirodymas, tai kas labiausiai užveda tokiems pasirodymams? Užveda sirgaliai, žmonės, kurie palaiko, komandos draugai ir noras atnešti pergalės, patekti kitą etapą, tai